žydinčios obelys, jūra, saulė, giria ir žaliausia pieva. Visos jos moterys, nepaliaujančios žavėti, stebinti, dosniai dalintis tuo, ką turi brangiausio – grožiu ir šilumą, amžiams užburiančiais akis ir širdį. Beveik taip pat kaip kitos, žvelgiančios vis kitokių žemės, dangaus, vandenyno atspalvių akimis, puošiančios gyvenimą savuoju buvimu. Kaip tik todėl jau 11 metus iš eilės grožio centras Pelenė tradiciškai motinos dienos išvakarėse rengia šventę joms, moterims ir mamoms. Toms, kurios pasiryžo užauginti anaiptol ne vieną atžalėlę. Taigi, kukliosios, nedrąsiai pravėrę Pelenės duris, ruoškitės karališkiems malonumams. Mamytė susirenka pas mus prieš 10 ryto, mums įprastą darbo dieną ir prasideda procedūros. Jos yra paskirstomas į kabinetus. Vieną pedikiūrą, kitą masažą, kitą kūno veido procedūrą. Paskui jos keičiasi vietom. Po kelių valandų jos pakyla į 2. aukštą. Ten yra atliekamas jom kirpimas, plaukų dažymas, manikiūras. Tai va, ir paskui vėl po pietų reikia lipti žemyn ir būti modeliais, daromas atliekamas makiažas ir tada jau pamatot galutinį rezultatą. Pelenės kolektyvas nusiteikęs mamytes palepinti taip, kad jos šios šventės tikisi ne tik kūnui, ilgai nepamirštų. Ir visai kaip toje pasakoje virstų įspūdingomis gražuolėmis, nes laimėjusios konkursą jau savaime nusipelno apdovanojimo. Šįmet buvo išskirtinis toks konkursas, nes viena pas mus mamytė ėjo be konkurso, išimties tvarka, nes jinai jau pas mus lankosi 10 metų. Ir mes ir apženijom ją, ir pirmą vaikiuką susilaukė pas mus bevaikščiodama, ir dabar dvynukės turi, tai vat jinai jau ėjo be konkurso, mes tiesiog jai norėjom tokią išskirtinę dovaną už ištikimybę ir krizės metais, ir gerais metais. Tai va, to daugiau kitos mamytės buvo atrinktos konkurso tvarka. Tai gaila, mes turėjom vieną mamytę, kuri turi 10 vaikučių iš Jotainių. Gaila, susirgo jos vienas mažiukas ir jinai negalėjo dalyvauti. Tada teko mamytę kviesti kitą. Tai va, 5 ir 4 vaikučių. Po visą dieną trukusių grožio procedūrų, akys vis dažniau krypsta į veidrodį ir norisi šypsotis. Gražu. O 4 vaikų mama iš Uliūnų, Regina Dervinienė, prisipažįsta, pabuvojusi tikriausiame rojuje. Man tai viskas pirmą kartą. Į manikiūras, į pedikiūras, tai kirpykloje esu buvus. 17, 12, 10 ir 4 metukų vaikų mama atvira, sau laiko nelieka. O apie grožį ir madas net galvoti nedrįsta, rūpesčiuose rūpestėliuose paskendusi. Sunkiai save veidrodyje atpažįstanti, moteris nespėlioja ir artimųjų reakcijos. Kieno nuomonė svarbiausia bus išgirsti grįžus namo? Gal vaikų? Labiausiai, sako Regina, iš aibės procedūrų patiko masažai. Tai toks neįtikėtinas poilsis, tiesiog stulbinantis atradimas kasdienos bėgime. Kaip ir dar vienas, jog grožis vis dėlto svarbus? Svarbus labai. O štai ir akcijos išimtis. Moteris, kurią Pelenė į šventę pakvietė dėkodama už ištikimybę. Turiu 3 vaikučius, 3 mergaitės. Viena yra pirmokė, o kitas yra dvynukės mergaitės, bus 2 metukai. Aišku, ne tas pats ateiti ten, kur viskas žinoma, pažįstama ir padaryti tai pirmą kartą. Tačiau, tikina Indrė, nors daugumą procedūrų jau išbandžiusi, tiesiog buvo malonu viską pakartoti dar kartą.
masažas, pedikiūras, kirpėjos paslaugos, manikiūras, kosmetologės konsultacijos. Investuoti į grožį, mano Indrė, būtina pagal išgales, bet pasirūpinti savimi privalu. Net truputį sutrinka paklausta, be kokios grožio meistrų paslaugos negalėtų apsieiti. Svarbios visos, bet kuri pati svarbiausia, be kurios savo gyvenimo neįsivaizduoja. Gal be kirpėjos paslaugų. Tiesiog neišeitų pačiai gal susitvarkyti. Vis tiek pastoviai reikia ir apsikirpti, ir padažyti plaukus. Pelenėje, sako Indrė, ji rado ne tik atgaivą kūnui. Grožio meistrės ilgainiui tapo puikiomis bičiulėmis, su kuriomis miela šnektelėti, drąsu klausti ir tikėtis profesionalaus patarimo, susijusio su naujausiomis tendencijomis grožio industrijoje. Tiesiog atėjus tas pokalbis pats užsimezga. Tiesiog bendrauju kaip su senai pažįstama draugė ir tiesiog išplaukė. Moterys bendramintės. Taip, kaip natūralu turėti šeimos gydytoją, konsultantas grožio klausimais irgi neišskirtinė prabanga. Viskas priklauso nuo požiūrio, o požiūris neginčytinas. Visos moterys trokšta būti gražios. Kiekviena moteris nori būti gražiausia, nori pailsėti, nori būti laiminga. Taip, kad čia viskas susiję ir nežiūrint krizės, vis tiek kiekviena moteris, man atrodo, rūpinasi grožiu. Galbūt neina į kosmetikos kabinetus, galbūt kokia medaus ir kiaušinio kaukė užsideda ant veido, bet tikrai rūpinasi. O jeigu taip, dar sykį, pakartojus grožio abėcėlę, tokių pamokų per daug nebūna. Pirmiausia, tai galbūt reikėtų kiekvienai moteriai, jeigu nėra tiek žinių pačiai pasirinkti kosmetiką, tiesiog ateiti konsultacijai, ar savo kosmetologo pasiklausti, ar kažkokio profesionalo, kad būtų tie kremai parengti pagal odą, pagal odos tipą, pagal metų laiką. Taip pat stresai kenkia odai, mityba, ko pas kiekvieną, aišku, yra tokių problemų pas kiekvieną moterį gyvenime. Tai va, pirmiausia, tinkama priežiūra, nes visai neprižiūrint, tai tikrai galima pakenkti irgi taip pat, labai nemažai veidukai. O šiaip, jeigu, aišku, leidžia finansai, tai geriausia būtų kartą į mėnesį bent jau grožio salone apsilankyti. Pelenės komanda svarsto. Įdomu būtų būrint sukviesti visas 11 akcijų. Tiek metų gyvuoja pats grožio salonas, dalyvavusias mamytes. Visos jos šiltai prisimenamos, juolab, kad nereta ir grįžta, o norinčiųjų tai padaryti, ko gero, dar daugiau. Pusė jų ir daugiau pusė norėtų sugrįžti, bet tai vis tik tai kainuoja. Ir aš jas puikiai suprantu, kai jos augina pulką vaikų, tai turbūt, kad jom nelabai lieka grožio procedūrom. Tai, va, tai irgi viena iš mūsų priežasčių, dėl ko mes norim palepinti tas mamas daugiavaikes. Nes kai daug vaikų, tai tie pinigėliai labai greit išeina ir savo tikrai mažai lieka. Sunkiausia, pasak akcijos rengėjų ir dalyvių, išdrįsti mylėti save. Bet pamėginti verta, šypsosi daugniūnietė Eugenija Petrauskienė, 5 vaikų mama. Vyriausia 24, o mažiausiam 8. Tai dabar jie bus patys griežčiausiai jūsų vertintojai. Jūs grįžtate iš grožio salono ir ko tikitės, kokios reakcijos? Tiesiai iš salono važiuosi į kavinę. Mamos pasikeitimą šeima nutarė atšvęsti, padovanoti jai tikrą šventę, kupiną meilės ir dėmesio, ne tik leidimą trumpam išvykti iš namų. Na, o pati Eugenija iš visų šios dienos malonumų ilgiausiai prisimins masažą, kai tuo metu leido sau nieko negalvoti ir tiesiog mėgautis akimirką. Iš tikrųjų, tokio poilsio, tokios dienos jums reikėjo, ar jūs manot, kad čia yra sugaištas laikas? Reikėjo. O kodėl reikėjo? Kad senai bebuvo ta šventė. Geresnės dovanos motinos dienos proga moteris sako nesitikėjusi.
Ji pranoko visus lūkesčius. Juolab, kad šventės sau tokios retos. Bet tiek to. Juk ne apie nepriteklių kupiną kasdienybę kalbame, apie išimtis, pačias gražiausias. Tai ar šiandien, štai dabar, graži sau, ponia Eugenija? Graži. Būta ypatingos dienos. Negana to, kad visą dieną Pelenės viešnias lepino sava profesionalų komanda, tačiau niekiek nemažiau triūsė iš pačios Prancūzijos sostinės Panevėžio krašto mamoms linkėjimus perdavusi grožio ekspertė. Aš važiavau iš Vilniaus, iš SLA akademijos, tai yra akademija, kuri ruošia profesionalius grimerius. Žmonės, kurie daro makiažą, grimo ir vizažo meistrus. Ir šitai akademijai savo teisės suteikė prancūzas Seržas Luisas Alvaresas, kuris turi tokią pačią mokyklą Paryžiuje. Tai va, tiesiog linkėjimai jums iš Paryžiaus. Išties, kokiagi šventė be linkėjimų? Tebūnie jų daug ir nuoširdžių. Norėčiau palinkėti, kad mamos būtų visada pačios gražiausios, nors jos ir yra pačios gražiausios, bet taip neužmirštų, kad truputėlį pasidažyti irgi reikia. Ir profesionali Seržas Alvares kosmetika, jinai tikrai gali padėti jums. Nereikia bijoti ateiti pas profesionalus, jie jūs gali išmokyti, kaip tai pasidaryti. Ir aš manau, kad turint tokius gražius duomenis, tokias akis ir tokias gražias šiltas akis ir tokios gražios mūsų mamos, jom tikrai reikia tik labai nedaug ir jos iš karto spinduliuoja kaip žvaigždutės. Tai va, tai aš jums noriu palinkėti, kad jums kuo daugiau gražių dienų ir kuo daugiau linksmų akimirkų. Akivaizdu, grožiui abejingų nėra, gražioms idėjoms taip pat. Todėl pritardamas Pelenės sumanymui įspūdingai pasveikinti daugiavaikes mamas motinos dienos proga, Juozo Miltinio dramos teatras visas 3 akcijos dalyves pakvietė į spektaklį nuotaikingą Žano Batisto Moljero komediją Skapeno klastos.